Sveiki. Dar viena savaitė Europos parlamente. Kokia jinai buvo? Ši savaitė buvo pilna įvairių, kartais labai reikšmingų svarstymų dėl įvykių Ukrainoje. Mes, Ukrainos draugų grupė, kreipėmės į Rusijos ambasadorių akredituotą prie ES, prašydami reikalaudami išlaisvinti Ukrainos pilotę Nadią Savčenko. Mes esame įsitikinę, kad tai yra nežmoniškas ir iš tikrųjų nieko nepagristas žmogaus kankinimas ir bandymas jį nuteisti už tai, kad jis yra savo valstybės kariškis. Mes kiekvieną dieną rašysime laiškus Rusijos ambasadoriui, o taip pat tie, kas sutiks, mes prisijungiame ir prie bado akcijos. Štai šiandien antroji diena. Aš nevalgau, geriu vandenį ir jaučiuosi gerai, todėl kad aš manau, kad reikia mūsų solidarumo. Šią savaitę Europos parlamente lankysis Jungtinių Amerikos valstybių viceprezidentas Joe Bidenas. Jo pokalbiai su ES vadovais taip pat bus svarbus, nors ir nelengvi. Taip pat aš norėčiau pasakyti porą žodžių dėl Graikijos. Graikijos situacija neramina. Graikai negali elgtis taip, kaip jie nori. Jie turi pripažinti susitarimus ir elgtis finansiškai atsakingai. Mesgi visi tai žinom, kaip elgtis su savo pinigais. Ačiū ir iki kitų kartų.